Gėja, Dairy Robot R9500 tai melžimo robotas, kuris rūpinasi aukščiausią pieno kokybę ir nepriekaištingą karvių tešmens būklę. Pagėgių rajone ūkininkaujanti Šepučių šeima tai įvertino ir savo ūkyje įsirengė tokių 2 robotų multibox sistemą, kuri nepastebimai įkomponuota į jau nuo seno veikusią eglutės tipo melžimo aikštelę. Kompaktiškas, atviro tipo Dairy Robot R9500 gali būti integruotas į bet kokios technologijos tvartą. Galimybės pasirinkti robotų išdėstymą, darbo ir gyvulių judėjimo organizavimą yra praktiškai neribotos bei lengvai priderinamos prie jūsų pasirinkto tvarto išplanavimo. Šiame ūkyje taikomas valdomo išėjimo guided exit sprendimas, kai po melžimo karvės nesimaišo su laukiančiamis melžimo, bet eina prie selekcinių vartų, kuriais nukreipiamos į tvartą, selekcinę zoną arba atgal į melžimo robotą. Tokiu būdu išgaunamas maksimalus gyvulių judėjimo automatizavimas, išvengiant varinėjimo. UAB Žemtiekimas savo esamiems ir būsimiems klientams gali padėti sukurti savo ateities ūkio viziją, parengti svajonių ūkio projektą nuo plyno lauko, atlikti rekonstrukciją ar net kaip šiuo atveju rekonstruoti veikiančią melžimo aikštelę į pažangiausią melžimo robotų sistemą. O svarbiausia, visus darbus atlikti, nepertraukiant kasdienio karvių melžimo.